Sveiki bičiuliai, sulaukiau klausimo dėl salos ant gyvenimo linijos. Taigi gyvenimo linija, kaip minėjau anksčiau, tai tarsi upė, per kurią teka mūsų gyvenimas, kaip visa gyvenimiška energija. Ir sala tiek ant gyvenimo linijos, tiek apskritai ant gyvenimo, tiek apskritai ant bet kurios linijos reiškia, kaip tarsi laivas užplaukė, ant kažkokios tai seklumos. Todėl, jeigu yra sala, kaip šiuo atveju irgi ant gyvenimo linijos, gyvenimo linija atspindi labiau sveikatą ir būtent šitam pavyzdį tiek ant gyvenimo linijos, tiek ir truputį išeina kita tokia linija, vadinasi kaip kelionių linija. Ir tai reiškia, kad tam tikrų gyvenimo periodų gali susilpnėti sveikatą, arba žmogus gali turėti mažiau energijos jausti, dažnesnį nuovargį jausti, kad trūksta jėgų pasiekti kažkokius tai tikslus. Ir galimos tam tikros sveikatos problemos. Todėl vertėtų kuo anksčiau atkreipti dėmesį į savo sveikatą, kad kiek įmanoma tos problemos paliestų mažiau. Ir sala jinai kaip ir prasideda, jinai baigėsi, tai reiškia, kad tos problemos laikinos, kad žmogus susidurs su jom, jas galės išspręsti ir tiesiog judėti toliau.